Įsitaisykime patogiai, tiesia nugarą, nekryžiuokime rankų, kojų. Tiesiog raskime savo kūnui patogią padėtį. Eisime į visišką atsipalaidavimą, į meditaciją, kurios metu pilnai atpalaiduosime savo kūną ir protą. Įsileisime į save meilę ir dėkingumą. Gal galime iš lėto nukreipti vidinį žvilgsnį į savo kūną, atkreipti dėmesį, kaip jaučiasi mano kūnas šiuo laiko momentu. Ir gal galime vidiniu žvilgsniu iš lėto nuskenuoti visą savo kūną, nuo kojų pirštų iki pat viršugalvio. Nukreipkime savo dėmesį į pėdas, į kairę pėdą, į dešinę. Kilkime aukščiau link kairės blauzdos, dešinės. Kilkime dar aukščiau. Patyrinėkime kairės šlaunies pojūčius, dešinės šlaunies pojūčius. Kilkime link dubens, nukreipkime dėmesį į pilvą, į apatinę pilvo dalį, viršutinę, krūtinę. Nukreipkime dėmesį į nugaros apačią, vidurinę nugaros dalį, viršutinę. Nukreipkime dėmesį į kairę ranką, į dešinę, pečius. Apgaubkime vidiniu žvilgsniu pečių juostą, kaklą. Nukreipkime dėmesį į veidą, akis, nosį, lūpas, žandikaulį. Apgaubkime žvilgsniu visą savo galvą, plaukus. Ir dabar, kai nuskenavome visą savo kūną, jeigu vis dar jaučiame įtampą kažkurioje kūno dalyje, gal galime sąmoningai su iškvėpimu šią įtampą atleisti. Įkvepiame ir su iškvėpimu atleidžiame šią įtampą bei atpalaiduojame visą savo kūną. Įkvepiame ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojame visą savo kūną arba atskiras savo kūno dalis. Na, dabar gal galime trumpam susijungti su savo kvėpavimu, pajausti savo kvėpavimą nosies srityje, pajausti savo kvėpavimo tempą, pajausti, kaip šiek tiek vėsesnis oras įeina pro nosies šnerves ir šiltesnis išeina. Kvėpavimo nekeiskime, nevertinkime, nekontroliuokime, o tiesiog stebėkime savo kvėpavimą tokiu, koks
koks jis yra šiuo laiko momentu. Tiesiog būkime su savo kvėpavimu, tokiu, koks jis yra šiuo laiko momentu. Dar keletą akimirkų pastebėkime savo kvėpavimą nosies srityje. Na, o dabar iš lėto keliausime į vizualizacijos praktiką, kurios metu saugioje erdvėje susitiksime su žmogumi, su kuriuo yra kažkas neišspręsta. Kažkokia neišspręsta situacija, kur kelia neigiamas emocijas ar įtampą. Ir atlaisvinsime savo viduje vietos meiliai ir dėkingumui. Tai yra labai stipri meditacija. Leiskite savo ją patirti. Išlaisvinkite savo vaizduotę ir pasąmonę. Priimkite visas emocijas, kurios kils meditacijos metu. Gali būti, kad meditacijos metu mintys nukeliaus kažkur kitur. Tačiau, kai tai įvyks, stenkitės ir vėl grįžti prie mano balso sekimo. Leiskite savo būti vedami mano balso. Leiskite savo būti vedami mano balso. Įsivaizduok, kaip eini miško takeliu. Pro medžius skverbiasi švelnūs saulės spinduliai. Ant veido jauti malonų švelnų vėją. Miškas yra labai savas ir pažįstamas. Tu čia buvai jau daug kartų. Tau jame gera, ramu ir saugu. Tu girdi paukščių čiulbėjimą. Įsivaizduok šį mišką kiek įmanoma detaliau. Kokie medžiai šiame miške? Ar tai lapuočiai, ar tai spygliuočiai? Kiek jų yra? Leisk savo pamatyti kiek įmanoma daugiau detalių. Patyrinėk šį mišką. Tu eini miško takeliu.
Galbūt kažkokios mintys aplanko tave, bet tu neprisiriši prie jų. Tu tiesiog jas stebi, kaip jos ateina ir išeina. Šios mintys šiuo metu nėra svarbios. Šiuo metu svarbu yra tai, kad tu esi čia, šiame nuostabiame miške, kuriame jauti visišką ramybę, atsipalaidavimą, saugumą ir meilę. Tavo kūnas visiškai atsipalaidavęs, ramus. Tu jauti, kaip visą tavo kūną užlieja šiluma. Tuomet tolumoje tu pamatai takelį, kuris veda link jūros. Tu pradedi eiti šiuo takeliu ir jis yra nuostabaus grožio. Gėlėtas minkštas takas, kuris veda tave prie jūros į gerai pažįstamą paplūdimį. Ir štai tu jau paplūdimyje. Įsiklausyk į jūros garsus. Dabar tu atsisėdi ant jūros kranto ir pradedi stebėti bangas, kaip jos artėja link kranto, išnyksta ir vanduo pasitraukia. Įsivaizduok viską kiek įmanoma detaliau. Yra gera, saugu ir ramu šiame paplūdimyje. Tavo kūnas atsipalaidavęs. Ir štai tu pamatai prieš save žmogų, su kuriuo kažkas tavo gyvenime neišspręsta. Arba jauti jam kažkokius neigiamus, apsunkinančius jausmus. Tai gali būti žmogus iš praeities, gali būti artimas žmogus, mama, tėtis, giminaitis, o gali būti žmogus, kurio jau nėra tavo gyvenime. Bet jis vis grįžta pas tave mintyse. Tarytum kažkas neišspręsta su šiuo žmogumi, kažkas nepasakyta. Leisk sau pamatyti to žmogaus veidą, kuris ateina iš pasąmonės dabar, šios meditacijos metu. Leisk sau pamatyti jį prieš save šiame paplūdimyje.
kaip jis atrodo. Įsivaizduok detaliai. Patyrinėk, kaip tu jautiesi žiūrint į tą žmogų. Kokie užlieja jausmai tavo kūną. Kokios emocijos. Pabūk keletą akimirkų su šiais jausmais. Na, o dabar mintyse pasakyk tam žmogui tai, ką norisi pasakyti jam. Pasakyk viską, ką tik norisi, žiūrint tam žmogui į akis. Pasakyk viską, kas neduoda tau ramybės. Viską, ko galbūt neišdrįsai arba nedrįsti pasakyti. Leisk sau pasakyti tam žmogui viską, ką norisi. Leisk sau pasakyti viską, ką norisi. Gali būti, kad užlieja emocijos arba intensyvūs jausmai, įsivaizduojant šį pokalbį. Leisk jiems būti. Leisk sau jausti viską, ką jauti šiuo momentu. Tai yra normalu. Jausti viską, ką jauti. Tai yra normalu. Na, o dabar dar kartą pažiūrėk šiam žmogui į akis ir mintyse pakartok šiuos žodžius. Dėkoju tau už suteiktas pamokas ir paleidžiu praeitį. Dėkoju tau už suteiktas pamokas ir paleidžiu praeitį. Dėkoju tau už suteiktas pamokas ir paleidžiu praeitį. Įsivaizduok, kaip šis žmogus iš lėto tolsta, 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 kol visiškai išnyksta kažkur tolumoje. Pajaus, kaip tavo kūną užlieja palengvėjimas ir tavo širdyje atsirado vietos gerumui, šviesai ir meiliai. Vizualizuok,
kaip tavo širdyje atsiranda baltos šviesos kamuolys, kuris simbolizuoja meilę. Jis vis didėja, kol užlieja visą tavo krūtinę. Tuomet šviesa eina į kaklą, į galvą, šviesa nueina į kojas, rankas ir visą tavo kūną užlieja balta šviesa. Visą tavo kūną užlieja balta šviesa. Pajaus, kaip tavo kūną užlieja šiluma, atsipalaidavimas ir meilės jausmas. Meilės ir dėkingumo jausmas. Pabūk keletą akimirkų su šiais šviesiais ir nuostabiais jausmais. Jaus, kaip įsileidai į savo kūną meilę, dėkingumą ir šviesą. Tavo širdyje yra vietos meiliai, dėkingumui ir šviesai. Tavo kūnas pripildytas meilės, dėkingumo ir šviesos. Na, o dabar gal gali mintyse 3 kartus pakartoti savo šiuos žodžius. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir aš pasitikiu gyvenimo procesu. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir aš pasitikiu gyvenimo procesu. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir aš pasitikiu gyvenimo procesu. Na, dabar mintyse pamėgink išvardinti 3 dalykus, už ką esi dėkingas šiandieną. Už ką esi dėkingas šiandieną. Ir pabūk su šiais nuostabiais dalykais keletą akimirkų.
Visą kūną užlieja dėkingumo jausmas, ramybė ir atsipalaidavimas. Kūną užlieja dėkingumo jausmas, ramybė ir atsipalaidavimas. Pabūk su šiais jausmais keletą minučių. Na, o dabar iš lėto gal gali mintimis grįžti į erdvę, kurioje esi. Pamėginti pajausti šią erdvę iš kairės, iš dešinės pusės. Galbūt pajausti kvapus erdvėje. Išgirsti garsus šioje erdvėje. Ir susijungti su savo kvėpavimu krūtinės srityje. Pajausti, kaip oras įeina įkvepiant pro nosies šnerves, leidžiasi žemyn į krūtinę, krūtinė pakyla įkvepiant ir nusileidžia iškvepiant. Pastebėk savo kvėpavimą keletą akimirkų. Susijung su dabarties akimirka. Na, o dabar gal galime vidiniu žvilgsniu apgaubti visą savo kūną, nuo kojų pėdų, einant aukščiau link blauzdų, šlaunų, dubens, pilvo, krūtinės, nugaros apačios, viršutinės dalies, kairės, dešinės rankos, pečių, kaklo, veido, galvos. Gal gali pajausti paviršių, ant kurio guli. Pajausti, kaip kūnas liečiasi į paviršių, ant kurio guli. Pajausk savo kūną kaip visumą, kaip vieną vienetą erdvėje, kurioje esi.
savo už atliktą praktiką, nusišypsoti savo, apkabinti save. Ir iš lėto, kai būsi pasiruošęs, pasiruošusi, atsigulti ant kairio ar dešinio šono pagal pajautimą. Ir dar keletą akimirkų pabūti su savimi, su savo kūnu, kol nenutils muzika.